užėmė taip pat gerai važiuojantis Marius ir Artūras. Marius Kirdeikis. Bravo! Ačiū. Nu, dar ne. Ačiū. Ačiū. Paveiksluokit. Negi čia kardanai. Antrą prim vietą. Aš paaiškinsiu, ką reiškia prim. Antrą prim vietą užėmė vietiniai, galiu sakyti, Paškos komanda Paško Nemenčinė. Kodėl antrą prim? Dėl to, kad jų komandos ekipaže buvo vaikinas, kuris prisidėjo prie maršruto formavimo. Prašom, Nemenčinė. Paplokit, braliukai. O dabar mūsų surprizas. Čia yra ne tik tai grandinės tepalas, bet šitai komandai yra steigtas prizas ypatingas, štai šitas Peugeot 407, savaitgalio išvyka duodama kiekvienam komandos nariui. Galit važiuoti, kur tik tai norit. Dar baltas stovi. 100 kilometrų pravažiuoti kiekvienam. Žadas, dar baltas. Bravo, braliukai, bravo. Svarbiausias mūsų šios dienos vinys, tai yra komanda Įtvaras.u, atsiprašau, Mindaugas su Tadu. Jie parodė tiesiog rekordišką rezultatą. Mindaugai, Tadai, prašom į pirmą vietą. Bravo. Organizatorius, jeigu patvarkite. Kristina, prašom rakčiukus apie žodį nešti. Kur šampanas, laisvėkite. Kas čia taip ramiai dabar? Dabar šampaną atidarinė. Kur čia mes tos skiešius? Tepalo grandinė. Kristina su rakčiukais. Bravo, žiūrėkite. Nu kągi, draugai, oficialioji dalis mūsų jau praėjo, sakyčiau, praėjo gana sklandžiai, matau, kad nuotaika pagerėjusi visų yra ir mes skaitysim, kad tikslą mes savo pasiekėm. Jūs prasimankštinot kūnus, pravažiavot su motociklais ir atsiminkit, kad sezonas tik tai prasideda.